Seniau darželius mėgdavo. Nu į dabar žiūrėk, pas kitą į kiemą eik, vėlins galva nesusuks, o pas kitą eik, šiaip sau kaip į priklauso gyven. Pirmą kaime mėgdavo darželius, tik kiekvienam kieme buvo darželis, mainydavos gėlės, žinau, mano mamytė mėga Jurginą daug visokių turėdavom, tai prisimaina jūs čia tik dalinas, nuo vaikystės atsimenu. Į tie darželiai būdavo, jau mes kaip augom, tai būdavai apdėti akmenėliais, kol nieks nežyč. Tie paskui tos akmenėlius balėdavom, pavasarį nutaškom, nutinkuojam su kalkiam, su penzeliuku, kai jie būtų balti, apšluostom, kur aptaškom. Taip buvo, o darželiai kiekvienam kieme, papasakoja Ona Petrutytė iš Jauneikių. Užrašė Aušra Kaikarytė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 90 metų Joniškyje. 1936 m. rugsėjo 20 dieną Joniškyje vyko didelė šventė, skirta gimnazijos įsteigimui ir pradinės mokyklos naujų rūmų bei naujosios elektros stoties atidarymams. Iškilmėse dalyvavo vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas ir švietimo ministras Juozas Tonkūnas. Dienraštis Lietuvos aidas šiems svarbiems įvykiams skyrė pirmąjį laikraščio puslapį, kuriame rašė: Mieste nepaprasto šventadienio nuotaika. Prie namų plevėsavo trispalvės tautiškos vėliavos, iš apylinkės ir kaimyninių valsčių į miestą keliavo ūkininkų minios, gatvėse savo uniformomis pasipuošę vaikštinėjo savanoriai, kūrėjai, šauliai, jaunalietuviai, skautai, ugniagesiai. Organizacijų nariai, lietuvių ir žydų pradžios mokyklų ir gimnazijos moksleiviai sudarė apie 0,5 kilometro špalerius. Gimnazijos teisių gavimą joniškiečiai iškilmingai, su dideliu džiaugsmu atšventė. Ta įvykį pažymėjo įmūrydami gimnazijos rūmų sienoje marmuro lentą su įrašu: Joniškio švietimo draugijos rūpesčiu 1936 m. rugsėjo 1 dieną tautiškos vyriausybės įsteigta Joniškio valstybinė gimnazija. Šviesa, dorybė, teisingumas teugdo tautai didvyrius. Mokyklos rūmus atidarė švietimo ministras profesorius Tonkūnas, kuris savo kalboje pažymėjo, kad šiandien Lietuvoje yra 2500 pradžios mokyklų ir tik 43% teturi tinkamas mokyklų patalpas. Drauge su tėvais ir vaikais džiaugiasi naujų kultūros ir mokslo židiniu. Mokykla moderni, erdvi. Tai vienintelė tokia pradžios mokykla turbūt visoje Lietuvoje, išskyrus gal kurią Kauno pradžios mokyklą. Vaikams maudytis įrengtas šilto ir šalto vandens lietus, erdvūs koridoriai, rūbinės, didelė salė. Reporteris Bunza. 3 naujos tvirtovės Joniškyje. Lietuvos aidas 1936 m. rugsėjo 21 diena. Perskaitė Juozas Šalkauskas.